Tai va čia ta tema, kur sakiau. Aha, kur sakai, Atradau tokią nurautą, labai keistą. Bet tikrai gerai nurauta. Kūrybotyra. Sveiki, gerbiami mūsų Kūrybotyros klausytojai, na ir YouTube kanalo žiūrėtojai, bet labiau galbūt klausytojai. Šiandien mes susitinkame dar sykį, aš Augustinas Balaišis ir Milda Gaulienė. Sveiki visi. turime pagrindinį laidos veikėją, vedėją ir šiandien juo esu aš. Šiandien aš esu pats pagrindinis ir pats svarbiausias. Labai gerai klausausi. O tu, Milda, dabar klausyk ir drebėk. Tikrai Nes baisu. šiandien pagal mūsų formatą, jau kaip galbūt kas pirmą kartą mūsų klausote, tai gal dar nežinote, bet mūsų jau ilgalaikiai arba lojalūs klausytojai tikrai žino, kad vieną kartą vienas ruošiame temą, kitą kartą kitas ir vienam tai yra namų darbas, o kitam tai yra tiesiog malonumas arba šiek tiek baimės ir vienas iš mūsų nežino, ką kitas tuoj pasiūlys. Intriga jau. Ar yra intriga? Yra. Yra. Drum roll, ar ne, solinukas, būgnai, mušasi, viskas tvarkoj. Ir šiaip labai įdomi tema. Tai man asmeniškai labai tokia pati įdomi tema. Šį kartą jinai tikrai nėra žemiška, nėra labai paprasta, tokia beprotiška ir nežinau kaip nuskambės, bet jeigu paprastai šnekant ir dviem žodžiais, tai norėčiau šiandien pakalbėti apie naratyvų galią. Oho. Kas yra naratyvas? Kas naratyvas? Greitai sakyk, negalvok, kas yra naratyvas? Koks pasakojimas? Nuoseklus? Nebūtinai, gali būti ir istorija. Ar ne? Tai vat kažkokia žinios ir informacija. Dabar jeigu plačiai, tai naratyvų galia ir homo sapiens. Aiškia, mūsų rūšis. Ir dar ne viską žinok, ir dar pakalbėsim apie neandertaliečius. Wow. Ok. Jo, tai tokia evoliucinė tema. Ir gal pradėkime nuo to, kaip man toptelėjo šita mintis, kodėl reikia dabar tokią klišą kreivą temą kalbėti. Aš dabar bandau suvesti neandertaliečiai, naratyvas. Ir homo sapiens. Homo sapiens. Ir štai mes sėdėm ir tinklalaidė ir aš nemanė. Vieną dieną man pasirodė, kad esu labai plaukuotas. Pažiūrėjau į draugus. Jonai, tu plaukuotas ar ne? Linksi galvą. O labai plaukuotas. Taip, šonus tokį indišką režimą jungęs Jonas, taip galva linguoja ir taip, ir į priekį, ir į šonus, žodžiu, taip visaip. Tai iš esmės, čia toksai, iš esmės kažkada kažkas iš manęs pasijuokė, kad pažiūrėjo mano rankas, sako, tavo rankos plaukuotos, greičiausiai tu miegojai prie urvo, tavo protėviai miegojo prie urvo ir saugojo įėjimą, degino ugnį. O, bet tai ar ne visų protėviai ten ir miegojo? Žinok, pasirodo, kad nelabai, ne visai visų. Ir įdomus dalykas, kad tada pradėjau galvoti, kad bet kažkaip čia labai ta mintis tokia labai iš toli pradėjo eiti, gerai, čia taip kažkokie protėviai, kažkokia evoliucija, iš kur tas plaukuotumas, ten pas vienus draugus barzda auga labai, pas kitus ne, pas mane kaip pas kokį nors senį. Pas vienus barzda auga, bet galva aplinka. Tai čia dar kitokie ten jų hormoniniai dalykai įvairiausi. Ir tada sugalvojau, kad man reikia kažkaip tais pasidomėti ir dar tą mintį sustiprino iš tikrųjų viena tokia knyga, tai yra, taip jinai ir vadinasi Sapiens, glausta žmonijos istorija. Tai Yuval Noah Harari rašytojo knyga. Ne viena knyga, dabar aš irgi audio knygą klausausi Nexus, nuostabi knyga ir ten irgi apie komunikaciją, apie dirbtinį intelektą pasakoja, apie tą patį kūrybiškumą. Ir po būtent Harario knygos vieno iš skyrių aš supratau, kad viskas, reikia kažkaip čia stabtelti, padėjau knygą ir galvoju, reikia susirasti filmus, kuriuos reikia, kažkodėl pagalvoju, kad norėčiau pažiūrėti filmą kažkokį tai. Tai dabar irgi turiu susirašęs net 6 filmus, tai po to dar klausytojai galės mūsų pasižiūrėti nuorodose, bet norėjau pasakyti, kad patį pirmąjį filmą, tai jeigu neklystu, tai yra prancūzų sukurtas filmas 1981 metais, kuris vadinasi Quest of Fire. Tai reiškia toksai kaip, questas, kaip čia dabar išvesti, tokia užduotis, ar ne, tokia, ugnies tokia, užduotis arba tokia siekiamybė, žodžiu. Tai tenai rodo pirmykštės bendruomenės, labai įdomu, nes filme yra nekalbama. Ir galvoju, čia tai jau tikrai nesąmonė žiūrėsiu, nes tame filme yra nekalbama ir
labai pradėjau iš tikrųjų vadotis, nes atpažinau, iškart pamačiau savo tą protėvį, nes filmas taip ir prasideda kaip, žodžiu, mano protėvis, žodžiu, visas plaukuotas, saugo įėjimą ir prie to įėjimo kūrena ugnį. Tai va, tai ten irgi nieko čia nesugadinsiu, filmo pradžioje ta ugnis užgesta ir pasirodo tie visi personažai, kurios mums rodo filme, pačioje pradžioje, tai yra neandertaliečiai. Ir problema yra ta, kad jiem reikia gauti ugnį. Iš kur gauti tos ugnies? Turi iššūkį. Tai vat yra pigiau pavogti. Ai, va, iš kur čia šitą istoriją. Pigiau yra pavogti negu užsikurti, nes užsikurti tu nemoki. Nes pas neandertaliečius tas kūrybiškumas kažkoks kaip ir buvo, bet, na, ne visai tenai, viskas jiems gavosi. Bet reikia žinoti, iš kur vogti. Tai iš kur vogti ir apie tai yra filmas. Tai mane labai iš tikrųjų pradėjo dominti ir tada pažiūrėjau vieną filmą, tada po Quest of Fire pažiūrėjau 86 metų filmą The Clan of the Cave Bear. Tai irgi čia labai įdomus filmas apie merginą, kuri nėra neandertalietė, o kuri yra Homo sapiens, mūsų jau rūšies, ar ne sapiens rūšies atstovė. Ir jinai gyvena su neandertaliečiais. Tai nepaslaptis, kad mes iš tikrųjų, na, šiaurėje gyvenantys žmonės Afrikoje labai mažas genetiškai procentas moksliškai sako, kad yra labai nedaug to maišymosi su neandertaliečiais. Ir, na, mes turime daugiau ir tų požymių, aš čia tų genetinių esu irgi jau bus įdomu, galėsiu kelis irgi pavardinti ir panašiai. Bet iš esmės, koksai yra įdomus dalykas, kad mes besimaišydami su neandertaliečiais, reiškia, Homo sapiens perėmėme iš tikrųjų ir labai daug gerų dalykų. Pavyzdžiui. Imunitetas. Irgi atsparumas ligoms, tam tikri kultūriniai dalykai, jie turėjo savo kultūrą. Na, galbūt sapiens kultūra buvo kažkiek aukštesnė, bet ginklų, na, tų padargų, sakykime, kirvukų gaminimas, ieties nusismailinimas, papuošalų kažkokiu tais gamyba, tie dalykai visi buvo. Tai nebuvo tokie, na, beždžionžmogiai, kaip reikėtų sakyti. Ta rankdarbystė jinai jau turėjo. Ir tas kūrybiškumas buvo. Ir aš tada pagalvojau, kodėl aš toksai beprotis sugalvojau pasidomėti neandertaliečiais. Tai vat grinai dėl to, kad tai yra tam tikra, na, kaip tie žmonės kūrė. Ir jie gyveno tikrai labai, na, sėkmingai. Mūsų sapiens žmonijos istorija, na, tokia rašytinė arba kaltinė, tai yra kokie 6000 metų, na, gal 10 000, ten 12 istorikai dar galima ten tų nuorodų surasti įvairesnių, bet iš esmės mūsų rūšiai yra nuo 80 iki 100 000 metų. Tuo tarpu neandertaliečiai gyveno, na, apie 200 000 metų, gal ir truputėlį daugiau. Tai sėkmingai išgyveno su savo tokiais ne visai atsakytais klausimais, ar ne, ir taip toliau. Ir jiems reikėjo kurti. Dabar grįžkime prie mūsų temos, ar ne, naratyvas. Tai besidomėdamas, pradžioje, aišku, na, populiariuoju būdu ėmiau šitą temą pasiėmiau tiesiog žiūrėdamas filmus, po to pradėjau ieškoti mokslinės literatūros, istorinės, archeologinių tyrimų įvairiausių, ką ir neuromokslas iš tikrųjų bando paaiškinti. Tai yra viena tokia labai įdomi teorija, kuri sako, kad iš tiesų Homo sapiens išstūmė neandertaliečius dėl to, kad jie sukūrė pasakojimą. Ir pagalvojau, wow. Labai įdomu. Ir mes iš tikrųjų ką dabar darom? Mesgi šnekamės dviese ir mes esam sapiens rūšies atstovai. Mes tarpusavėje šnekamės, ką tai duoda. Tai reiškia, kad aš papasakoju, tu papasakoji ir net pats rašytojas Hararis, ar ne, Yuval Noah Hararis, jisai sako, kad ir mus tai vienyje. Ir yra mokslinių tokių irgi, na, svarstymų, kad žmogus sukūręs istoriją, jisai sukūrė šeimos istoriją, jisai sukūrė vertybės. Žmogus, ar ne, sukūrė ryšius, sukūrė religijas. Čia kažkam gali būti ir skausmingas šitas komentaras, tai irgi atleiskit. Ar ne, sukūrė legendas, sukūrė tuos pasakojimus, naratyvus, kuo mes galime didžiuotis, sukūrė politinės pažiūros, ar ne. Ir tie dalykai, pažiūrėkit, mūsų sociumuose, mūsų visuomenėse egzistuoja iki šiol, tai mus veda tolyn. Ta prasme, naratyvas mus veda į priekį ir mes esame dėl tų istorijų kartais net ir pasiruošę mirti, ar ne? Tai kažkada irgi buvusio mūsų krašto apsaugos šitogi ministro, kaip čia, ministerijos, taip, Kasčiūno kažkada, atsimenu, vienam susitikime norėjau paklausti, jisai ten apie tankus, apie dronus ir ten taip toliau pasako. Ir aš sakau, norėjau paklausti, bet, dar tada neišdrįsau, bet tokią mintį turėjau, tai dar tą klausimą esu pasilikęs, gal, nežinau, jeigu klausosi mūsų tinklalaidės, gal po to susisieks ir atsakys. Bet aš norėjau paklausti ministro, o tai kas vairuos tos tankus, kas pilotuos
Ir iš esmės yra klausimas apie tai, kad mes netgi mūsų šalyje, Lietuvoje, mes neturime, tokio, aišku, dabar kas nors sakys atvirkščiai, kad turim. Tai gerai, pasibarkim, įrodykit, kad turim, bet mes neturim tokio patriotiško filmo. Tadas Blinda, tai su visa pagarba, tai tikrai yra apie nusikaltėlį, apie plėšiką filmas, ar ne, ir apie Vytautą Didįjį, apie Žalgirį neturime ir taip toliau. Ir mes neturime istorijos, mums reikia savos propagandos, mums reikia savos istorijos. Mes turime šiaip... Mes turime dokumentiką įvairius tokius. Turime ir partizanus, turime mes labai daug, ir signatarus, turime labai daug medžiagos. Nežinau, ko trūksta, nebandysiu čia aiškinti ir spėlioti, bet tikrai to labai trūksta. Todėl irgi kvieščiau kūrėjus, kurie gali prisidėti ar komiksų piešimu, eilėraščių rašymu, trumpametražių filmų kūrimų, knygų, apsakymų, imti ir daryti. Man atrodo, vienas iš pavyzdžių visai sėkmingų buvo Šventinio Bankucheno, tas apie Mindaugą. Vienas iš pavyzdžių, kur tikrai... Apie Lietuvos istorijos repas. Taip. Tai tikrai buvo puikus pavyzdys, kaip galima tą patriotiškumą skatinti tokiu smagiu būdu. Netgi įtraukta yra į švietimo, ministerija tenai leidusi, į knygas yra įtraukusi ir šiaip daug kas yra vaikų išmokę tas datas būtent iš to repo. Nes labai lengva įsiminti, ten kažkaip suteikta tą progą įsiminti smagiu būdu. Dar ką yra padaręs irgi Šventinis Bankuchenas, tai jisai ne tik tais tą istorinį repą, daug daugiau dalykų, ten juokas ir iš portugalų kalbos, ir iš ispanų, bet įdomesnis dalykas, kad jisai ir šiuolaikinį folklorą yra sukūręs apie baudužę ir kitos dainos. Labai geras pavyzdys. Ir man iš to, klausant iš tavo šitos temos, kuri tikrai suintrigavo ir dabar mintyse irgi rezgu istorijas, ar tu galėtum pasakyti, kad tas naratyvas yra tarsi kažkoks ir išsigelbėjimo garantas? Aš sakyčiau taip, nes tai suburia mus į kažkokias bendruomenės, jeigu ta istorija yra stipri, mūsų bendruomenės yra didesnės, apjungia dar didesnius kiekius žmonių, tas angliškas žodis quantity, ar ne ta kiekybė, kiekis didėja. Ir kartais netgi tos istorijos gali būti labai blogos, tarkim, ir ta pati nacistinė Vokietija, pasižiūrėkit, ką reikėjo padaryti, ar ne, kad ką pasakyti, kad tu paimtum ginklą ir eitum žudyti į kitą šalį, pavyzdžiui, kitos tautybės žmonių, arba tų pačių žydų, ar ne, kodėl tą reikėtų daryti. Tai prasme, istorija, net ir dabar ta pati propaganda, arba Rusijos dabartinis režimas, ar ne, kiek jau 100 daugiau negu metų Rusijoje iš viso jokio sukilimo nėra buvę, ir kada tu paklausi netgi gatvėje kažką apie politiką, jie visi pasako, kad jie nesidomi politiką. Bet yra labai paprasta, jeigu tu nesidomi politiką ir vengi to atsakymo, politika domisi tavimi. Ar ne, tai irgi tas naratyvas ir daug kartų kartojamas melas, jisai galų gale tampa tiesa, tampa baimės objektu, ir mes nustojame tada iš viso priešintis ir žinome, kad yra ta viešoji tiesa, turime savo, o kartais galų gale kai kurie žmonės net laiko ir jie įtiki tuo, tą istoriją. Taip. Tai šita vertus, viena prasme, tai naratyvas gali būti įsigelbėjimas, bet kita vertus tai gali būti ir ginklas. Visiškai. Nes mes galim žiūrint, kaip tą panaudosim naratyvą. Kaip tik turiu to klausimą, ar tu žinai kokią nors istoriją, kur istorija būtų ginklas, kur būtų tikrai Istorija ginklas. Dabar galvoju, taip greit neteina kažkokia konkreti mintis. Čia iš tų pačių ir biblinių pasakojimų yra turbūt ne vienas gali būti pavyzdžių. Istorija kaip ginklas gali būti apie tas pačias propagandas, kaip tu ir minėjai, ir apie politinius, ir apie įvairius smegenų plovimo metodikas. Tai ne konkretų dabar, bet tiesiog iš tematikos galiu tokius pavyzdžius paimti. Įsivaizduokim, ar ne, kad pavyzdžiui, jeigu dar kartą grįžtant prie tų neandertaliečių ir sapiens būtent palyginimų, tai tiek neandertaliečiai, tiek ir sapiens rūšis turėjo kapus. Ar ne, kapas, viskas tvarkoj, palaidota. Bet mes galime pasakyti kaip homo sapiens rūšies atstovai, kad štai šitame kape guli kažkoks žmogus, ar ne, tenai, nesvarbu vyras ar moteris, bet kažko nusipelnęs, padaręs, kažką atradęs ir sugalvojęs, ir tada mes galime to didžiuotis. Tuo tarpu yra sakoma, taip spėjama, kad neandertaliečiai, jie turėjo kapus, bet jie neturėjo tos istorijos. Tai tai irgi toksai labai įdomus dalykas ir simbolinė reikšmė, ta prasme, kuri yra suteikta žodžio galios ir kūrybiškumo, ir iš tikrųjų netgi yra
garsus, ta prasme, netgi didaktika, ar ne, toksai tikrai visiems žinomas žodis, ar nereiškia, kaip tu gali mokyti, ką tu gali kalbėti, iškalbos menas, irgi yra labai svarbus dalykas. Kokius tu žodžius pasakysi, netgi ankstesnėse tinklalaidėse kalbėjome apie dėmesio koncentraciją. Dabar dirbant su 18-23 metų žmonėm yra labai sudėtinga, tu turi ne tik tais, na, be abejo, turi juos sudominti, turi išdėstyti tuos dalykus, kurie yra numatyti modulio apraše, ar ne, na, įgyvendinti visą tai užduotis ir taip toliau, bet be viso to šalia tu turi vis tiek permastyti, kad jiem tai būtų, kaip jie sako, tai jie galėtų releitinti, kad tai būtų jiems susiję ir įdomu. Taip. Ir sunku išlaikyti dėmesį ilgesnį laiką. Man dar įdomu, ką tu manai apie skirtingas kalbas ir naratyvą. Čia galim grįžti ir į tą Babelio bokšto istoriją, bet mes truputėlį turim tam tikrus ir apribojimus kalbinius susijusius su naratyvu. Tikrai taip. Kaip tu manai, ar tas kalbinis barjeras šiuo atveju tampa tuo apribojimu ir skatina kūrybiškumą, ar mes truputėlį gaunasi, kad pasiklystame toje komunikacijoje? Na taip, sociologai iš esmės iš tikrųjų aiškina, kad tas susikalbėjimas tarpusavėje tai yra tiesiog toksai laimingas atsitiktinumas. Mes iš esmės nelabai susikalbam, mes tiesiog, na, nuspėjam ir dažnai pataikom, bet tikrai yra daug tų ir povandeninių dalykų, yra mūsų minčių, mūsų pojūčių, jausmų, emocijų, vertybinių dalykų ir, na, daug labai, kaip sakant, gali būti trukdžių. Kalba viena yra iš priemonių, taip, bet tai tikrai nėra pagrindinė, yra ir kūno kalba, ir gestai, ir kvapas, ir tas pats ir vaizdas, ir visa kita, na, daug labai tokių schemų mūsų galvose veikia. Bet kalba yra labai stiprus dalykas ir mes lietuviai labai didžiuojamės, ar ne, indoeuropiečių kalba. Pagalvokit, ar ne, ir va čia kaip didžiuojas ir panašiai, bet kada, pavyzdžiui, aš save irgi labai dažnai prigaunu išvykęs į užsienį, pastebiu, kad jeigu aš noriu kalbėti taip, kad užsienietis manęs nesuprastų lietuviškai, nu, žinokit, reikia pasistengti. Ta prasme, kokį žodį panaudoti, kokį pasakyti, kad jisai nebūtų tarptautinis. Taip. Tai tikrai turime labai daug šiukšlių, labai daug tokių, na, svetimkūnių mūsų kalboje, jau nekalbant apie tai, kad nemokame keiktis lietuviškai. Ar ne, turime ir na, ir ble, ir ten visokiausių žodžių. Lenkai turi tokį žodį, kur rusų kalboje nelabai gražiai skamba, o pas jos tiesiog toksai kaip tenai ištiktukas, ar ten kaip ten jie juokauja. Bet irgi, va, ta kalba, mes ją didžiuojamės, bet tuo pačiu ir labai trūksta daug žodžių iš verslo pusės, ar ne, tai irgi kažkada su profesoriumi Bakanausku atsimenu šnekėjau, kad Vytauto didžiojo universitete nebereikalo yra marketingo katedra, o ne rinkodaros. Taip, tai šitas labai buvo ginčų objektas. Labai didžiulis, kiek daug iečių sulaužėm. Netgi va, tas pasakymas, kiek daug iečių sulaužėm, tai vėlgi homo sapiens rūšies, ar ne, taip jungiantis tam tikras dalykas, kas mus jungia. Tai lygiai taip pat portugalai turi žodį saudade, ar ne, jo negalima išversti vienu žodžiu. Tai yra ir, na, įsivaizduokim tokią situaciją. Vėl žiūrėkit, naratyvas, istorija vėl jums papasakosiu, ar ne? Mat kaip įdomu iš karto. O dabar nepasakosiu, o dabar jau visi nori išgirsti. Na, jau pasakosiu. Jau gerai. Tai įsivaizduokit, ar ne, lėktuvas išvyksta jūsų artimas žmogus, mylimas žmogus ir jūs lydite tą žmogų ir jaučiate ir tokį liūdesį, ir ilgesį, ir meilę tam pačiam žmogui, ir norisi truputėlį gal paverkti, ir jau norisi, kad tas žmogus neišvyktų ir taip toliau. Ir va tokia va jausmų visų samplaika galėtų būti apibūdinama kaip toksai bandymas išversti saudadę žodį. Tai, va, tai pagalvokim, ar mes lietuvių kalboje turim. Aš nesakysiu, bet ar turim tokį žodį, kokį nors, kur ilgesys? Ne, šiaip ne saudadę, bet iš esmės kokį nors, bet kokį žodį, kuriuo mes galėtumėm pasididžiuoti prieš kitas šalis, ar ne, kas lietuvių sapiens sąmonėje egzistuoja ir panašiai. Tai čia vat yra įdomus dalykai ir... Čia įdomu būna kalbantis su užsieniečiais, kai bandome vieną ar kitą papasakoti, o jų kultūroje to pačiu nėra, lyg tai tam tikro objekto arba reiškinio ir mes tada bandome verbalizuoti, tada išsijungia jau ir kūrybiniai procesai, bandom nupiešti ar kažkaip pavaizduoti tą objektą ir ieškoti sąsajų. Tai man atrodo dar ir daug naratyve sąsajų, verbalizacijos, kalbos yra elementų. Taip, čia yra iš vis labai įdomių dalykų, kalbant apie būtent tą kūrybiškumą per kalbą, per istoriją, ar ne, pasižiūrėkit, irgi tos pačios istorijos pamokos. Būna, kad tikrai kažkas skaitai būna neįdomu, bet būna tokios, kur visi žino, ar ne, pasakysiu Trojos arklys.
Taip. Tai šią istoriją visi žino ir yra ir tiek kartų perdirbta, labai geras angliškas žodis recycled, ar ne, nu tokia perdirbta ir iš naujo pagaminta, perdirbta ir iš naujo, ir pop kultūroje, ir reklamos srityje, industrijoje, na, bet kur, tą Trojos arklį žino visi. Arba Achilo kulną. Taip, bet kada tai įvyko, pažiūrėkit, 10 000, kiek ten 8, tarsi, kiek ta istorija vis dar gyvena mūsų sąmonėje. Ar ne, va, toksai ir susitarimas. Ir dar be viso to, va, dar ką norėčiau pasakyti, be visų istorijų, dar egzistuoja, na, čia Roland Barthes yra, ar ne, toksai filosofas, kuris turi tą studium ir punktum ir iš esmės mes žmonės esam ant tiek, vat, na, turime įsitikinimą, pavyzdžiui, pinigai, ar ne, vat, piniginį, kiek dabar turi popierinių eurų? Nedaug. Aš 5 turiu. Panašiai. Grinų praktiškai neturiu, taip tiesiog stengiuosi kuo mažiau turėti. Ir iš esmės tas papirgalis jisai nieko vertas. Jeigu mes sudėsim 5 eurus ir 10 eurų vieną šalia kito, tikrai 10 eurų nekainavo pagaminti dvigubai brangiau. Tai nėra kažkokių daug technologiškai daugiau apsaugų dvigubai, nors vertė kaip ir dviguba, nes ant vieno parašyta 5, ant kito 10. Bet mūsų sąmonėje yra įsitikinimas, kad šitas popierius turi galią, ar ne, kad jisai turi vertę. Ir ta istorija, veikia. Ta prasme, net nuvažiavus, atsimenu, nuvykau į Austriją, į viduramžių pilį, draugai pakvietė, pažiūrėjau viduramžišką paukščių pasirodymą ir sugalvojau, kad noriu nusipirkti magnetuką. Nuėjau, aišku, ten, žinot, Vokietijoje ir ten kur nors ir Austrijoje, tai yra, jie labai mėgsta juodus pinigus, būtent suvenyrus, žodžiu, industrijoje ir ledų. Tai jeigu ledus perkat, atkreipkite dėmesį, niekados vokietis neišmuš jums čekio. Nu, tai ten yra, susirenka taip juodus pinigus, žodžiu, be mokesčių, taip jau teisingai išnekant, taisyklingai. Tai ir aš išsirenku magnetuką, pažiūriu 5 eurai. Nu, nieko savo galvoju, tikrai daug. Gal tikėjausi už 2,5, taip jau galvoju mintisi, nes taip įprasta kaina. Nu, bet Austrija gerai, man patiko, aš noriu tiesiog nusipirkti, kad turėčiau ant šaldytuvo tą magnetuką. Ir iš piniginės neapsižiūrėjęs ištraukiu 3 monetas, 2 po 2 eurus ir 1 ir ten turėjau tiesiog tos lietuviškas nacionalinės pusės su vyčiu. Tai reikėjo pamatyti, kaip visą tai suveikia, ar ne, ir kaip pardavėjas žiūrėjo į mane, į pinigus, į mane, į pinigus, į mane, į pinigus ir paėmė, aišku, čia neišmušė ir įvyko mainai ir aš įsigijau būtent už tos savo lietuviškus eurus tą Kinijoje pagamintą austriškos pilies, viduramžių pilies magnetuką. Ir iš esmės tai vėlgi buvo apie tą pačią istoriją, apie tas pačias žinias, kad jinai kažkur žinojo, girdėjo, pamatė, kad aš atrodau galbūt adekvačiai, pinigas pasirodė tikras. Ir adekvatus? Nu, pasirodė, kad tikėtina, kad tai yra tikras euras, galbūt jinai jo buvo nemačiusi, bet visą tai suveikė. Ir man buvo toksai vėl, nežinau, toksai blyksnis minties, ar ne, wow, kaip ta mintis, ar ne, keliauja ir ta istorija, kaip jinai keliauja ir panašiai. Klausant tavęs, man dar toks klausimas, gal tu įsivaizduoji ir turi kokį nors pasvarstymą, kaip tą istoriją padaryti ilgaamžišką, kaip ir minėjai va, tą pavyzdį apie Trojos arklį, mes iki šių dienų žinom šitą istoriją ir jinai yra perkuriama, koks galėtų būti elementas, kuris padėtų tai istorijai eiti per laikmečius, šimtmečius netgi. Nu, aš tikrai nepasakysiu, bet esu matęs, kad tikrai yra tų įvairiausių kursų ir ypatingai, pavyzdžiui, kaip kovoti su propaganda, netgi pats turiu prasisiuntęs tokią knygelę, bet pabandysiu galbūt atsakyti iš kitos pusės į tavo klausimą ir esu matęs, kad kažkur Rusijoje yra muziejus, esu matęs video, kuriame yra pasakyta, kad Čingis Chanas tai yra rusas, Jėzus Kristus yra rusas, Egiptas, senovės Egiptas yra rusai. Ir viskas yra rusai ir ten, nu, žodžiu, labai labai yra įdomu. Tai čia irgi aš su visą pagarbą tikrai turiu ir draugų rusų ir panašiai, bet tiesiog vat, kartais kaip tie smegenys ar nėra plaunami ir kas iš viso šito gaunasi, vat labai keista, ar ne, vat tas pasakojimas, kad vieną dieną vat, žinome tas legendas ir sakom, jo, tai čia mūsų. Aš netgi kažkada atsimenu, girdėjau tokias legendas, kad popiežius Jonas Paulius II, jo ten močiutė kažkas lygtais lietuvė, po to kažkas juokavo, kad krepšininkas Šakilas Onilas, kad lygtais lietuvė, dabar Snoop Doggas. Čia tas norėjimas pasisavinti, dalelę turėtų lygtais tą istoriją, žinokit, čia aš. Tai žinokit, čia vat, jie tie, kur gerai pavaro, tai žinokit, čia, vat, čia mūsų hebra, čia žinokit savi. Taip. Tas priklausimas labai duoda svarbu. Netgi ir tos pačios meilės istorijos, Romeo ir Džiuljeta. Ar ne, buvo dabar draugo gimtadienis, galvoju, ką čia tokio padovanot. Nupirkau cigarą,
Bet jam ir jo žmonai. Ir spėk kokio pavadinimo. Romeo ir Džiuljeta. Vienas ilgesnis, kitas trumpesnis. Suprask, vyriškas, moteriškas, tos tokios pakuotės gražios, labai dėkliukai. Bet cigaras, Romeo ir Džiuljeta, nu, klausykit, tikrai. Ar tikrai galima dėti šitą ir šiaip tragediją, ar ne? Koksai šalutinis poveikis tokio cigaro galėtų būti? Nu, gal sveikatai tragedija bus. Nežinau, gal kažkas tai irgi, nežinau, sveikata atsisakys, nusižudys, ar kas čia atsitiks. Ta prasme, irgi kartais tas toksai, net ir tos istorijos perdirbimas, tas pakartotinis ar ne, recyklinimas, kaip ir sakiau, jisai veda prie ko? Prie to kažkokios eklektikos, tokios beskonybės. Ir kartais tos istorijos jau tampa tikrai keistos. Man netgi kažkada, tai atsimenu, netgi trenerio Garasto tas pasakymas, kad čia Žalgirio aikštelėje bėgiojo juodašikniai. Tai yra toksai irgi, kad čia mūsų baltųjų, ar ne, toksai, mes čia esam, baltas žmogus, ar ne, baltas vyras, ten kaip Čadas yra toksai, ar ne, tarp memų toksai pasakymas. Tai kodėl negali būti, aš irgi atsimenu, turiu klasioką, nuo pats pirmos klasės mes su juo iki šiol palaikom puikius santykius ir jo tėtis yra iš Azerbaidžano. Tiesiog šį čia kažkada tarnavęs, ar ne, tarybiniais laikais kariuomenėje, čia likęs, sukūrė šeimą. Ir taip, aš su to klasioku, jisai su azerbaidžanietiška pavardė, jisai ir folklorą šoko, ir su tais tautiniais rūbais, ir visi sakė, kad gal čia čigonas, bet aišku, jisai ne čigonas, tamsus plaukai, bet aš niekados, ta prasme, nuo pat mažens tą mačiau, tą žmogų gerbiu, myliu ir visą laiką, ta prasme, ir pasilgstu, prisimenu, ir kaip žaidėm, ir ką veikiam, ir man niekados nebuvo, kad čia ta istorija yra mano. Bet pažiūrėkit, kiek pasaulyje yra istorijų, kurios yra tokios, čia yra graikai davė, graikai, mes davėm jums demokratiją, jūs kokie nedėkingi, ir ne, tokios savininkiškumas. Ką tu į tai galėtum dar atsakyti? Man atrodo, kad čia tas natūralus toksai bruožas turbūt. Kas arčiau, tas neva tai geriau ir kažkaip savam krašte, nors sakom, kad pranašų nebūsi, bet vis tiek norim tais pranašais visi būtam savam krašte. No. Tai truputėlį gal tas žmogiškas dalykas, norėt pasisavint ir susitapatint to pačiu, tada lengviau tą naratyvą ištransliuot. Bet kita vertus tai priveda prie to etikečių kabinimo, tai irgi neturėtų tai tapti norma. Dar keistas reiškinys toksai, pavyzdžiui, to paties popiežiaus ar ne rinkimas, tie dūmai, juodi, balti, ir po to netgi žmonės ar ne susirinkę aikštėje verkiantys ir ten tokio euforijoje. Irgi tą istoriją, kad tu žinai, ar ne, kad tas popiežius, žinai tą formatą, žinai tą teatrą, kaip jisai išeis tos visus scenografiją, pavadinkime, ar ne, kaip jisai išeis. Žingsnius visus mes žinom, kas po ko seka. Ir vis tiek tas kai kuriems žmonėms tai yra labai jautru. Aš nesakau, čia yra blogai ar gerai, bet tiesiog, kad žmogus, žinodamas tą pačią istoriją, jisai gali būti tikrai giliai palytėtas ir kažką tokio pajausti. Tikrai buvo labai įdomi tema. Dar, man atrodo, pasvarstysime apie tai net ir už įrašų studijos ribų. Gerai, Milda, gal dar ką nors norėtum į temą mūsų klausytojam bei žiūrėtojam parekomenduoti kažkokią tai metodiką? Taip, tai viena iš metodikų yra, kurią aš rekomenduoju šiandien, pasibandyti tiesiog Scamper vadinasi metodika, tai akronimas, reiškinti 7 būdus, kaip manipuliuoti esamą idėją ar produktu siekiant sukurti naują. Tai Scamper šiuo atveju šifruojasi taip: substitute, tai reiškia pakeisti, combine, sujungti, adapt, priderinti, modify, modifikuoti, put to another use, kitam tikslui tiesiog panaudoti, eliminate, pašalinti ir reverse, apversti. Tai labai čia Scamper žodžiu. Taip. Substitute, combine, adapt, modify, put to another use, eliminate ir reverse. Išbandykite. Kaip lietuviškai skambėtų, tu bandai sudėlioti? Nėra išvertimo, bandžiau, bet nesiverčia, tiesiog naujadarą. Gautųsi raidžių kratinys. Taip. Jeigu tokį, aš irgi pagalvoju, kad visai neblogai yra kokia nors archaiška pasakyti kokią nors metodiką, tai norėčiau irgi pasakyti 6 mąstymo skribilių metodą. Gal esat girdėję, tai yra kūrybinė metodika sukurta 20-ame amžiuje. Edward de Bono būtent yra šios metodikos kūrėjas. Tai yra labai įdomu, kad yra sugalvotos 6 skrybėlės, tos skrybėlės, arba kepurės, čia jau kaip nori, full capais, nebekai, kaip be pavadinsi, ar ausinukės. Tai skirtumas tarp jų yra tiesiog spalvinis. Tai reiškia, pavyzdžiui, yra baltos spalvos, raudonos, juodos, geltonos, žalios ir mėlynos. Tai pavyzdžiui, baltoji ta skrybėlė yra faktai ir duomenys.
Reiškia, kada tu turi problemą arba klausimą, užsimeti tą virtualią skrybėlę ir kalbi tik tais per faktus ir duomenis. Raudonoji, tuo tarpu pakeiti skrybėlę emocijos ir intuicija. Juodoji atsargumas ir kritika. Geltonoji tai būtų optimizmas ir privalumai. Reiškia, viskas labai teigiamo ir tokie pliusai įvairiausi. Žalioji kūrybingumas ir naujos idėjos. Na ir galų gale mėlynoji tai procesų kontrolė ir planavimas. Ir dabar kas yra įdomiausia, kad Edward de Bono yra padėliojęs tam tikras schemas, reiškia, kokiamis spalvomis galime išsidėlioti tas skrybėlės, kad gautumėme vienokį ir kitokį rezultatą. Jas galima dėlioti pagal tam tikras taisyklės, galima kitaip. Ir netgi grupėse galima išskirstyti vieniems žmonėms duoti vieną tą pačią problemą, bet duoti skirtingas skrybėlės ir pamatysit, gausite visai kitokias ir skirtingas įžvalgas. Labai įdomu ir labai verta išbandyti. Tai noriu visiems mūsų laidos, tinklalaidės sekėjams padėkoti, kad pabuvote iki pat paskutinių mūsų tinklalaidės minučių. Ir šiandien su jumis prie pultą braižė ir režisavo Jonas Matusevičius. O temą įdomią labai uždavė ir plėtojo ją Augustinas Balaišis. Ir šalia pokalbį palaikė ir replikavo, prieštaravo ir papildė Milda Gaulinė. Ačiū visiems klausiusiems, prenumeruokite mūsų kanalus Spotify ir YouTube ir susiklausom. Taip, siūlykite temų ir iki kitų susiklausimų. Iki visiems. Ate. Kūrybotyra.